Antra diena po antros dozės jau įpusėjo ir aš jaučiuosi žiauriai gerai, nuotaika puiki. Aišku, saulė prideda, bet iš tikrųjų esmė yra ne ta, kas turi tą maisto triukšmą galvoje, tai mane tikrai supras, o kas ne, jūs net neįsivaizduojat, kaip yra gera jo neturėti. Čia yra fantastika, tai yra nuostabu ir negaliu sakyti, kad visus ten kažkokius blogus simptomus pakeščiau, nes kol kas jų kažkokių labai stiprių neturiu, bet tikrai labai išlaisvina. O kuo skiriasi šitą savaitę nuo praeitos, tai iš tikrųjų jau vakar pirmą dieną po susileidimo jautėsi, kad ne tik, kad aš nenoriu maisto, bet kai sėdau valgyti pietų, man buvo nemalonu tai daryti. Tas maistas burnoje taip vėlės ir nesakyčiau, kad buvo neskanu, bet buvo taip, nemalonu. Nemalonu tikrai, tai tiesiog, kadangi aš anoreksiją nežadu užsiimti, aš nusprendžiau, kad tokia yra mano porcija ir aš ją suvalgiau, bet tikrai nejaučiau jokio džiaugsmo. Kita vertus, šiandien vėl aš valgyti nenoriu, negalvoju apie maistą, man reikia laikrodžio, kad žinočiau, kada yra mano pietus, bet jau nebuvo to tokio nemalonumo, šlykštumo ir aš tiesiog pavalgiau tą savo porciją ir pavalgiau. Galėjau vėlgi sustoti po, pirmo, antro šaukšto, bet to, sąmoningai nedariau. Tai žodžiu, laukia mane savaitgalį dar tokia šeimos šventė. Pažiūrėsim, ar pavyks man kažką skaniai su apetitu suvalgyti, ar vis tik tai teks geriau pasidalinti, tarkim, su vyru arba dukryte savo porciją.